dabar labiausiai apie ką daugiausiai šnekama, kas labai sparčiai auga, tai vystosi tai gynybos pramonė. Tikrai turime stiprių įmonių, kurios stiprios ne tik vidaus rinkoje, ne tik tai tenkinant mūsų vidinius gynybos ir saugumo poreikius, bet ir tarptautiniai rinkoje puikiai žinomos. Kurios iš jų gynybos pramonės sektoriuje galbūt yra mažiau žinomos, gamina kažkokį tai tarpinį produktą, kuris integruojamas į galutinį, bet ta pramonė auga greitai, jinai dar nėra labai didelė, bet potencialas didžiulis. Tai valstybė stengiasi padėti, ko tik tai gali. Aišku, čia ne tik finansų ministerija, kuri veikia pagrindinė per elitą, bet ir ekonomikos ministerija labai aktyvi. Krašto apsaugos ministerija turi milžiniškus iššūkius užtikrinant mūsų saugumą, tai kartais išgirstam iš pramonės, kad į mus ten nepažiūri, neatsižvelgia, neišklauso, bet supraskim jų iššūkius. Tai milžiniški iššūkiai, brigada, poligonai, oro gynyba, stengiasi jie irgi kiek gali lietuvišką produkciją integruoti tą. Gynybos pramonė įdomus faktas yra tai, kad netgi tie gamintojai, tos gamyklos, kurios ilgą laiką veikia į minusą, netgi buvo svarstyta ten uždaryti, nes kaip konkrečiai kalbu apie Giraitės ginklų gamyklą, dabar kuo puikiausiai veikia, plečiasi po daugiau ten linijas naujas atidarinėja, tai tikrai tas sektorius vystosi